Kalėdų mes pagaminome pyragą su šokoladu ir riešutais. Tešlą reikėjo ištrinti sviestą su cukrumi, įdėti kiaušinių trynių ir sumaišyti su miltais. Vėliau sudėjome vanilinį cukrų. O viršutinėme sluoksniui išplakėme kiaušinių baltymus iki standžių putų kartu su cukrumi ir truputį druskos. Po to sumaišėme su tarkuotu šokoladu ir susmulkintais riešutais. Viską kepėme 180 laipsnių temperatūroje. Skanaus? Mes Kalėdų progai gaminame tortą skruzdėlyne. Tešlą darėme iš kiaušinių, miltų, grietinės bei trupučio druskos. Sirupą gaminame iš medaus, sviesto, grietinės bei cukraus. Išvirtus riebaluose tešlos gabaliukus sudėjome į kalną ir apliejome sirupu. Skanaus! Kalėdų progą parašiau pyragą, kuris vadinasi Kalėdų eglutė. Kalėdų eglutės biskvitams naudojau margariną, cukrų, kakavą ir kitus ingredientus. Dėjau kepti kepimo popieriumi išteptą formą. Kepiau 45 minutės, maždaug 180 laipsnių temperatūros. Eglutės pyragui dariau pertepimą, jam daryti naudojau dirbtinį medų ir graikinius riešutus. Na ir taipogi dariau užpilą iš kakavos masės. Užpilus eglutę papuošiau įvairiomis spalvotomis kokoso drožlėmis ir vaisių cukatomis. Taipogi išlikusios masės paruošėm ir dovanėlės. Skanaus. Mes kalėdiniam stalui gaminame ypatingą kalėdinį pyragą. Jam ruošiame tešlą iš miltų, sviesto, kiaušinių, druskos ir cukraus. Paskui išminkę tešlą ją dėjom šaldyti. Tuo tarpu įdarui kepinom graikinius ir migdolinius riešutus su cukrumi. Užpylėme juos medumi maišytų grietinėlėje ir dar pakepinom. Tada atšaldytą tešlą iškočiojom. Sudėjom atitinkamai į skardą ir pusę valandos kepėme 200 laipsnių temperatūrą. Gavosi, šiandien dar papuošėm gražiai ir gavosi toks pyragas skanaus. Aš gaminau mėlynių vyniotinį. Pirmiausia, pasidariau įmaišą, kuris susideda, mėlės reikėjo pradžioje praskiesti su cukrumi, ištrinti ir praskiesti šiltų pienų, įdėti kelis šaukštus miltų ir padėti, kad pakiltų. Tuo metu, kai kilo, aš pasidariau šią vyniotinių įdarą, kuris susidėjo iš aguonų, užpiltų verdančių vandeniu ir išbrinkintų. Tada aš 2 kartus permaliau aguonas, įdėjau cukraus ir įdėjau iki standžių putų išplaktų kiaušinio baltymų. Mano tešla pakilo, aš susidėjau likusius komponentus, tai miltus, kiaušinius, sviestą, vanilinį cukrų ir pradėjau minkyti tešlą. Tešlą išminkęs, ji buvo gerai blizganti ir vientisa. Pradėjau kočioti, iškočiojęs lakštą pradėjau dėti įdarą, pradėjau formuoti vyniotinį. Tada į kepimo formą pabarščiau miltų, įdėjau suformuotą savo vyniotinį ir užpyliau kiaušinio trynio, kad jisai man gražiau apskrustų. Kepiau kepimo spintoj apie pusvalandį. Tai tiek. Viskas. Mūsų patiekalas yra eglutė, jis tinkamas Kalėdų stalui. Tešlą gaminti reikia sviestą, maišant su cukraus pudra, maišant, kol pasidarys balta tešla, atskiram dubenį grietinę sumaišyti su kepimo milteliais, citrinos rūgšties įdėti šiek tiek, sumaišyti su sviestu, kiaušinio tryniais, miltais, kol pasidarys minkoma tešla, paskui pasidaryti formeles, žvaigždės formos, tešlą įsikočioti maždaug 0,5 cm storio
ir pasidaryti žvaigždės formus. Iškepti ir pertepti šokoladu. O kaip šokoladas gaminamas? Šokoladą išvirėme su grietinėle ir sutepėme žvaigždutes ir suklėjome eglutę, o baltą glajų padarėme su kiaušinių baltymu ir cukraus pudra ir pabarstėme rutuliukų spalva. Mes norėtume pristatyti vaflinių sausainių eglutę. Ir jos gamybai reikėtų pirktinių vaflių, jos susipjaustytume norimo dydžio gabalėliais. Tada paruošime masę iš plaktų kiaušinio baltymų ir cukraus. Į tą masę taip pat įmaišytume migdolų arba riešutų sumaltų arba sukapotų. Ir tą visą masę tada pakaitiname ant silpnos ugnies. Tada tą karštą masę tepame ant vaflių ir dedame juos į skardelę ir į orkaitę 15 minučių 150 laipsnių temperatūroje. Tada iškeptus jau tos sausainėlius įkišame į ištirpintą šokoladą arba galima pasigaminti pačioms. Ir po to dėliojame norimą formą, taip mes padarėme eglutę. Mes pagaminome pyragėlius su aguonomis. Jie gaminasi iš mielinės tešlos, kuri yra gaminama taip. Pienas su vandeniu yra pašildomas iki 30 laipsnių temperatūros, sudedame cukrų ir kiaušinio plakinį, pamaišome, įdedame miltus, tuomet supilame aliejų ir mieles. Tuomet viską maišome, palaipsniui pilant miltus, kol pasidaro tešla, kad galėtų minkytis. Tuomet tešlą uždengiame audeklu ir paliekame šiltai kažkur apie valandą, kad gerai pakiltų. Pakilusią tešlą iškočiojame, išspaudžiame su specialia formele pyragėliam daryti ir įdedame į vidurį aguonų įdarą, kuris yra ruošiamas malant aguonas kartu su cukrumi. Ir kepame orkaitėje 170 laipsnių temperatūroje apie 20 minučių. Norėtume pristatyti patiekalą vištieną su vaisiais. Šio patiekalo gamybos technologija išties nesudėtinga, todėl galite pasigaminti kiekvienas. Pirmiausiai mes pasiruošiame vištienos krūtinėlę, tai yra ją nuplovame ir įtrynėme prieskoniais. Tuomet kepėme pusvalandį 220 laipsnių temperatūroje orkaitėje, gausiai išlakstydamos prieš tai pasiruoštų vištienos sultinių bei persikų ir ananasų sultimis. Na ir galiausiai iškeptą jau vištieną supjaustame ir papuošiame šiais vaisiais. Skanaus. Mes gaminome namą iš meduolinės tešlos, tešlą kočiojame ir formavome, tada kepėme, o po to klijavome namą su baltyminiu kremu. Taip pat, ir gavos namas mūsų. Pristatyti savo kalno viršūnę. Taip, pasigaminau tešlą, susipjausčiau porcijiniais kubeliais ir darau iš tešlos rutuliukus. Pagaminus tuos tešlos rutuliukus įdėjau į aliejų virti. Paskui pagaminau medaus sirupą, kuriuo vėliau užpyliau. Papuošiau ir gavosi kalno viršūnė. Your